Labas vakaras, mano vardas Egidijus, aš esu alkoholikas. Iškart noriu atsiprašyti, nes aš truputį sirguliuoju, tai mano toksai balsas biškai galbūt nelabai jisai kaip ir gražus, kaip sakant, bet kaip išeina. Kaip išeina. Blaivybės data mano yra spalio 18 2000 metais, 4 metai, nes neišventėm prieš mėnesį gimtadienį. Istorija mano, sakyčiau, yra eilinė. Eilinė kaip ir visų, jos pažįstamos, tokios labai skiria. Žodžiu, gimiau aš Kaune, paprastoje šeimoje. Tėvas buvo inžinierius ten mama farmacininkė. Šeima buvo normali. Dėl ko aš sakau, kad normali? Tėvas mano buvo alkoholikas. Bet jisai, kaip ir aš, tarp kitko, jisai gerai tyliai. Jis tyliai gėrė, tyliai dirbo, ten būdavo ten pas mus ten tie visi ir baliai, ir normaliai, niekada nebuvo pasizapojų, tų vadinamų niekada nebūdavo gėdienių, tyliai eidavo darbą, tyliai grįždavo, įkaldavo ten vienu ranku platukas, tuo ranku stikliukas. Kaip ir pas mane, beje, lygiai tas pats. Aš gėriau lygiai taip pat, kaip ir jisai. Nebuvo namuose to triukšmo su alkoholiniais, nebuvo niekada to smurto. Aš veikia šeima kaip šeima. Bet buvo žmogus alkoholikas, buvo priklausomas nuo alkoholio ir, jeigu tai paveldima, tai aš taip iš jo, kaip sakyti, paveldėjau. Aš pradėjau gerti irgi, galima sakyti, ne taip ir anksti. Pirma, aišku, mano čerka buvo 15 metų, antra 16, labai nepatiko. Ten su pusbrolis mane nusitempė, buvo ką padaryti, tai aš taip dar pusę išpildavau iš šoną. Nenorėjau gerti. Aplamai aš buvau sportininkas, sportavau labai, tai man ir rūkyti pradėjau labai vėlai, jau po mokyklos gerokai. Tai tas gėrimas buvo gal toksai daugiau iš to jaunystės kvailumo, negu, bet kaip aš pastebėjau vėliau, man visą laiką labai užsiakcentavo būtent apie gėrimą viskas. Filmuose visą laiką taip daug dėmesį apie tai, kaip geria, ypač jau rodau apie užsienį. Ten kažkaip kaip ypač gurkšnoja, o negeria. Žodžiu, jeigu tai filmai būtų apie karą, tai man labai buvo dėmesį, kaip ten iš tuo aliuminių puodukų geria. Žodžiu, kad man tas gėrimas pastoviai toksai, kaip sakyti, aš jį akcentuodavau. Dabar ir gerti aš pradėjau vėlai, bet visą laiką jaučiau galbūt tą norą gerti, tokį, kaip sakyti, ypač studijų metais. Ir aišku, studentas tų pinigų nėra, amžinas ubagas. Tai kažkaip tai to nebuvo daug gėrimo, bet jau kai būdavo, tai būdavo normaliai ir aš niekada nebuvau iš tų, kurie ten išgeria truputį, o išgeria vis laik išgerdavo daug. Ir man tada tais laikais būdavo, kaip čia, nes jau pachmielo nedarau, reiškia dar visas čia tvarkoj pas mane. Paskui armija lygiai taip pat, ten tie mano vadinami keli zaliotai buvo irgi dėl gėrimo šitą įkliuvęs, bet tai kaip man tada atrodė, kad čia yra visą tai normalu. Kuris kareivis nenori išgerti, kuris neina į samavolkę, kuris tenais neina, žodžiu, tenais jau tokių dalykų. Vis tiek jau mes visi linkę tam, kad kažkokias taisyklės pažeisti. Ir tai atėjo laikas, paskui buvo vestuvės, su žmona pradėjom pjautis dėl gėrimo iš pačių pirmų dienų. Bet aš tuo metu galvojau taip, kad jos mama tokia biški buvo išgerianti ir pa žmogų jau įsidirbo tas neigiamas požiūris alkoholį labai, iš mažens. O aš tokio esu charakterio, kuris niekada nenusileis. Jeigu man pasakė negerk, aš būtinai išgersiu. Jeigu pasakė neik, aš būtinai išeisiu. Kvailys, vienu žodžiu. Ir tai mes peždavomės, bet buvo normaliai, kaip sakyti. Vienu metu tėvas kažkaip man tai pasakė, kad reikia pakalbėti su Egidijumi, atrodo, kad jisai eina mano pėdom. Bet tais laikais dar galvojom, kad pakalbės, susipras ir jau, kaip sakyti, jau jisai ateis į protį ir daugiau nebegers. Nors realiai mano tėvai manęs girto kaip ir taip jau labiau nematydavo, nebuvo ten, aš sakau, galbūt jeigu būčiau turėjęs pinigų daugiau, būčiau geras tikrai daugiau, garantuotai. Bet amžinai, kaip sakyti, bet kas man anksčiau būdavo labiau svarbiau, tai ypač, kad tai jauna šeima atsirado, tai geriau pataupytos prie televizorių, negu pragert tuos pinigus. Toksai buvau gana ūkiškas, nebuvo toks labai išlaidus. Ten aišku, prasidėjo Rusijos bizniai. Po instituto ten aš atidirbau porą metų paskirimą, išėjau iš mokyklos, prasidėjo bizniai, ten aišku, šnapsas liejus į kiberais, ypač išvažiavus į Rusiją.
Išvažiuodavom ten 2-3 savaitėm. Tai ten jau kiberais eidavo viskas, šitą paskui tie Jugoslavijos bizniai ten irgi lygiai tas pats. Dar labai stabdė vairas, nes tais laikais važinėti išgėrus tai čia buvo baisu, taigi teisų neteks iš karto. Tas mane labai stabdydavo, kaip sakant. Nu ir va taip aš kaip ir kankinausi. Man atrodė, kad ir va visą laiką norėjusi gerti, bet neturėjau už ką, bet atrodė, kad taip ir turi būti. Nu, visi nori išgerti, visi maždaug tenais šito, tai aš toksai kaip ir normalus. Toksai kaip ir normalus. Pasikeitimai daugiau galbūt atėjo atvažiavus į Ameriką. Pirmoji eilė šitas alkoholis buvo tikrai sąlyginai gerokai pigesnis negu Lietuvoje. Už tavo, santykinai, už tavo uždirbamų, pagal tavo uždirbamus pinigus. Ir aš kaip visi pijokai iš karto pradėjau skaičiuoti. Aha, ten aš uždirbdavau tiek, tai būdavo 2,5 bongo šampano per dieną, maždaug pagal pinigus, o čia vos ne 15. Nu tai aišku, kad kaip vanduo tas alkoholis. Plus, šį čia buvo galima važiuoti už vairų išgėrus. Nu, aišku, čia negalima važiuoti už vairų išgėrus, bet maždaug naudomis to, kad šiandien policija tavęs labai nestabdydavo. Važiuok sau tyliai, ramiai, nelakstyk, nekvailiok ir tu ten gyvenimą pravažinėsi šitą, kaip sakyti, niekas nepastebės, kad tu važinėjai užgėręs. Būdavo normalu, iš baliaus sėsti ir grįžti namo į kalnus su kvapu ir nieko baisaus. Paskui tai jau pradėjau daugiau saugotis. Jau kai slidėlą įsilaikiau, tada jau taip truputį jau biški, bet ir tai, kur tenais šitą važinėdavau išgėręs ir po to alaus, tai ten būdavo šiandien. Vat ir čia pradėjau jau Ameriką, aš truputį pradėjau jau įpratau, maždaug važiuoju iš darbo, nu aš dar ilgą laiką dirbau vairuotojų, ne savo trauką turėjau, bet dirbau vairuotojų, tai važiuodavau iš darbo kiekvieną dieną namo. Ir man būdavo padarė įprasta sustoti prie krautuvės ir pasiimti bonką alaus, užėti už kampo, išgerti ją ir tada važiuoti namo toliau, nes namuose žmona dėl alaus būdavo, kaip sakyti, nu, ginčiai. Nelabai ten leisdavo namuose, kaip toleruodavo ten, kaip žmonės namuose alų ten siūlė panašiai. Tai man ten, o aš žmogus toksai, nu, taikus, tai slėpdavosi, kaip sakant. Paskui po 2 bonkas jau visą kitą, nu, bet tai kažkaip tai praslysdavo. Praslysdavo ir va tuo metu aš labai įpratau prie to vadinamo drato. Mes jį vadinam, dratų vadinam tą beer liqueur, stiprus alus, 8 laipsnių, jis yra ne alus, bet jis yra spirituotas alaus gėrimas. Čia iš tikrųjų tai yra atominė bomba kepenim. Labai kenksmingas šitą, nes, nu ką ten tas šnapselis, išgėrė ten valandą, apsinešė, pavaikščio ir kaip sakyti, ir visas. O to alaus išgėrė porą bonkų, tai visą dieną vaikščia apstamaravęs. Kaip sakyti, nu čia jau. Ir aš taip jau buvau, taip įpratau, įpratęs, kad man net šnapsų nereikėjo. Vat tai to alaus. Nu, tada aš jau nusprendžiau, sakiau, va dabar, va, 50 metų man sueina, ir dabar aš jau tą jau dratą vadinamą mesiu lauk jau. Visą kitą alkoholį prašau, bet va dratas jau pas mane, kaip sakyti, nu ir ką, nu ir mečiau aš tą dratą, bet pradėjau gydytis šnapsu. Vietoj dratų geriau degtinę. Nu, pats savo atrodė, kad labai toksai, kaip sakyti, aš jau vos negalės kontroliuoti, kad vietoj dratų yra gerima degtinė, tai niekas, kaip sakyti, vis tiek alkoholis. Nu ir va tada aš jau pradėjau po truputį suprasti, kad aš jau kažkokią turiu galbūt problemą, bet man taip atrodė, kad, nu, aš maždaug bile kada galiu sustoti, nes rūkyti norėjau mesti, kai mečiau rūkyti, man labai sunkiai sekėsi mesti rūkyti, bet galvoju, nu, mečiau rūkyti, mes turiu gerti, kokia čia problema dabar. Su rūkimu irgi pas mane buvo, aš rūkiau, visą laiką man patiko rūkyti, bet sakiau, kad 35 man sueina ir aš, žodžiu, metu. Nu ir sunkiai, labai sunkiai, bet man pavyko tas mesti rūkyti ir aš, 30 metų beveik nerūkau. Tai man taip atrodė, kad, nu, lygiai tas tarpytkų įdomus momentas. Rūkoriai mane galbūt supras, kad kai žmogus rūko pastoviai, pavyzdžiui, valandą po cigaretę, jisai to kaifo kaip ir nejaučia. Bet jeigu jam nėra tos cigaretės, jis iš karto jam kažko trūksta. Jis darosi nervuotas, irzlus, piktas. Jeigu kurį laiką nerūkai, tada jau kaip ir apsvaigsti. Bet jeigu rūkai pastoviai, nu, kaip sakiau, valandą po cigaretę, tai to kaifo kaip ir nėra. Man su alkoholiu buvo lygiai tas pats. Organizmas buvo įpratęs alkoholio, kad aš pratęs gerdamas ir nejaučiau to vadinamo apsvaigimo. Nu, patenkinau savo tą dozę, gavau ir važiuoju toliau. Labiau galbūt norėčiau
akcentuoti savo paskutinius gal 10 metų prieš tą mano ateimą į šitą grupę. Ten, kaip sakyti, kaip aš dasivariu kitą gyvenimą. Kažkur tai paskutiniai mano 8 metai prieš, prieš ateinant į šičia, aš sakau, atsiprašau, biškai, žodžiu, pas mane prasidėjo tokios vadinamos, nu, nedaugai dienės, bet perėjau aš į tolimas distancijas. Nu, iš pradžių kaip ir nieko, aišku, tada papuolė man krizės, buvo 9 metų krizė, buvo labai sunku, ten pėmentai buvo dideli labai, ten troką pirkau naują, pėmentai dideli, darbo nėra, varydavau naktim, nu, žodžiu, kad tikrai pervargęs būdavau. Praktiškai prasidėjo išgėrinėjimai trokę vakarais. Nu, kaip dabar be troko, ten, ta prasme, kaip tu dabar čia užmigsi be alkoholio. Pradžioje tai būdavo 50 gramų, kartais ten kokią bonkalaus, kartais 2, bet jau išėdavo taip, kad jau ir pas savęs pačiam savo, aš labai tokia radau puikų pasiteisinimą. Taigi palauk, taigi aš šitaip sunkiai dirbu, žmona mokosi universitete, čia aš vienas vežu viską. Pervargęs būnu kai šuo, nu tai negi aš dabar neusidirbau savo ten nu, tos vyno taurės, arba ten tos bonkos alaus, o dar geriau tai ir taurė vyno ir bonka alaus, ir dar viršų šerko konjako, nu taigi kaip dabar čia man dabar, taigi reikia man kažkaip tai įsipėlaiduoti, tas pervargimą nuimti, stresą nuimti, ten desmestris keulė, sniega, lyja, važiuot sunku, nu taigi pervargęs esu. Nu ir tai pas mane vis važiavo, kol aš paskui pastebėjau staiga, kad aš geriu kiekvieną dieną. Geriu kiekvieną dieną. Ir kaip aš sakiau, iš pradžių pas mane būdavo po nedaug. 50 gramų ten malos bonka, paskui didėjo tie kiekiai. Grįžęs namo, o, nu, jau savaitgaliais, kai aš jau grįždavau. Praktiškai, ir vėlgi, tai realus, tai ten remontą dariau, pats visą ten savo rankomis, tai kaip dabar čia be alaus, o ten tarp to alaus, tai ten ir po 100 gramų, kaip sakyti, kai niekas nemato, reikia kelti ir toliau sau dirbi. Nu ir tai pas mane, va, kaip sakyti, vis laikai ir ėjo tas gyvenimėlis su to šnapseliu. Ir norėjau gerti ir jau tada pradėjau galvoti, kad aš jau kažkokią tai turiu problemą, pradėjau eksperimentuoti. Maždaug, nu, gerai, va dabar, va, negersiu kurį laiką. Nu, ir negeriu 1 dieną. O antrą dieną aš jau padėjau, palatai, aš jau čia kaip jau dabar jau beveik save valdau, jau galima, kaip sakyti, už tai atšvesti, nes, taigi, vakar negėriau, arba ten vietų 3 šerkų išgėriau tai 1, tai dabar jau aš jau vos ne, kaip sakyti, jau toksai jau ir susivaldantis alkoholikas. Nepaliko mintis, kad kažkaip tai pradėt gerti kaip, nu, normaliai, kaip visi normalūs žmonės. Arba tokie dalykai, va, negėriau čia kurį laiką, ten gal netgi dabar net neatsimenu kiek, čia prieš tą mano jau 9 metus, kai aš jau kiekvieną dieną išgėriau, gerdavau. Dar gal kokie metai anksčiau, kad negėriau, bet čia žmona sunervavo, nu ir aš, kaip visi, va, bilę pasiteisinimą savo radau. Nu tai aš vėl į kioską, bonką, ten maždaug, tai ten jinai ten keulė, hamas, taip toliau, ten šiokia, tokia, nuoka, nu taigi mes visi visą laiką bandom apkaltinti kitus. Ir tą aš tai vėliau supratau. Tada man atrodė, kad čia aš čia užgautas, neįvertinta mano asmenybė, aš čia maždaug vos ne visą savo atiduodu šeimai, o jie čia tokie visi, kaip sakyti, neįvertina manęs, aš čia nuskriaustas, vargšas, žodžiu, ir man taip savęs būdavo gaila. Nu, o kai gaila, tai reikia, žodžiu. Ir va taip aš pats su savim kariaudavau. Kariaudavau ir man to depresija paskui jau eidavo tiesiog vietoj arbatos. Ir toks momentas būdavo, nu, va, jau nustosiu gerti, bet dabar nuo kada nustot, nu, rytojaus tai gal ne, bet va, davai nuo pirmadienio taip, kaip tenais, o iki nuo pirmadienio aš dar 4 dienos. Ir kokią aš pajusdavau palengvėjimą, kai aš tai jau nuspręsdavau, mes tik pirmadienį ir aš dar turiu 4 dienas, tokias jau, kaip sakyt, man nereikia pačiam prieš su savim kovoti, tipo, pirkti ar nepirkti, gerti ar negerti. Ir tokį aš pajusdavau palengvėjimą, kad va, aš tas 4 dienas, tą kaip ir galiu gerti laisvai, atsipalaidavęs, o paskui jau pirmadienį, o po to pirmadienį būdavo kitas pirmadienis. Ir panašiai prieš gal metai 5 prieš, gal 3 metai prieš. Jau pradėškai aš supratau, kad aš jau esu, bet dar apie dugną galvojau, kad aš dar vis galiu, kad man čia vis ir pats, ir bandžiau, ir ten kaip man išėjo. Žodžiu,
pradėjau galvoti, aš jau esu alkoholikas, kad man jau, bet vat, man vat, prisipažinti prieš kitus būdavo ypač, nu kaip dabar, nu nesąmonė, nejaugi aš to velnio skysčių neveiksiu. Nu ir prasidėjo mano tos vadinamos tos tokios, jau kančios, kai aš jau pradėjau bandyti mesti gerti. Pats tą vieną savo suprasdamas ir prie viso to niekada negalėjau apie tai su kuo pakalbėti. Nes ten kažkam tai pasakai, kad dabar reikia mesti gerti, tai visi juokasi, sako, tai kaip tu, koks šitų juokas, sako, kur tu negeri. Tave niekas girto nematė. Teisingai, mane niekas nematė girto, bet mane niekas ir blaivo nematė. Aš visą laiką būdavau pastoviai kalęs ir man tas alkoholis buvo ant tiek, aš jau buvau prie jo pripratęs, kad net kvapo nebūdavo. Žmona pažįsdavo mane, vat, iš čia tokio, vat, biškai pasikeisdavo mano, kaip sakyt, šičia veidų išraiška, šiek tiek. Tad tai alkotestrių galėtų dirbti. O šiaip su kitais žmonėm ten kalbėti, net kvapo nėra. O aš jau būna kokias 2-3 blokas lotų atsivertęs, kaip taisyklė. Ir vienu metu man taip netgi įsigandau, galvoju, kas yra, aš pasigerti negaliu. Geriu kibirais ir man čia jau, kad apsvaigti reikia dar daugiau. O paskui radau atsakymą, netyčia tokia straipsnį radau, kad pasirodo alkoholį organizmas toleruoja, tai yra nuodai ir jisai bando, jisai įskaido jį žymiai greičiau per savo organizmą praleidžia, nu, kaip sakyt, naikina tos nuodus, jis bando tai apsisaugoti, būtent organizmas. Nu ir atitinkamai jisai, bet va, per kepenis, per viską, tas eina ir savo tą ardomą darbą jis daro, kaip sakyti. Nu ir, va taip aš su tavim kariavau, kol ir sportavau visą kitą, bet vis tiek man ten sakiau, tas, netgi, kai aš bėgiodavau po 6 mylias, apie 3-4 kartus per savaitę, ir trakstavuose, visur čia, namuose, pas mane netgi būdavo taip, kad aš jau iš pat ryto, kai žinau, kad bėgsiu krosą, tai jau gerti aš jau negali, nes jau vis tiek ten aprovimą širdžiai, viską, tai pas mane būdavo net mašinai padėta 100 gramų. Aš atbėgdavau tą krosą, jau visas šlapias, suprakaitavęs, atbėgu į parking latą, pirmas dalykas, atidariau bagažinę, susivešiau 100 gramų, užkandavau gurkelių ir taip smagu būdavo. Nu, va tai kitokio va, idiotizmo jau neteidavo, kad šitą. Nu ir paskui, aišku, pamėginau aš jau išgerti rytais, vieną, kad ten trakstapėčiau, vienas lenkas tam pusai irgi trokė, išgėrė, nuvažiavo. O, galvoju, matai? Ir nieko, aš nežinau, galbūt žmogus nuvažiavo daryti delivery už 5 mylių ir paskui grįžti atgal į parking latą. Aš tai nežinau, bet tai galvoju, gal koks mano reikalas, bet va, iš man tokia mintis susifiksavo, žiūrėk, va, įkalė ir pasauliau galvoti, aha, nu tai o kiek čia tu ten to išgeri, nu tai kiek ten to gramų, valandą laiko tau to kvapo jau nieko nėra. Nu ir vieną dieną čia tada žemėventį dirbau, kažkaip tai paėmiau aš ir įkaliau ryte. Galvoju, kol aš į kitą jardą nuvažiuosiu, kol aš tą konteinerį prisikabinsiu, ten man 100 metų jis visas, kaip sakoma, ir išsikvėps. Nu, toliau, kaip sakoma, viskas būna kažkaip tai pirmą kartą. Ir va tada prasidėjo mano tos vadinamos jau žiauriausios kančios. Kai aš pamėginau gerti rytais, o prieš tai dar, kai aš va, tai tą salą plaukdavau į Kanadą, šitą. Ten mes tokį irgi turėjome momentą, kad varydavom po 20 valandų, nes eidavo stoti į keltą, į tą laivą eilėj ir ten stovėdama apie parą laiko, kol ten trokai į laivą pakraudavo. Tai ten jau prieš tai varydavom apie 20 valandų. Nu, ten jau aišku, paskui laukdami gerdavom jo, bet va tada aš pradėjau gerti naktim. Žodžiu, užlūžti, miegi, prabundi už 4 valandų, išgėrei 50 gramų ir vėl eini miego toliau ir vėl toliau miegi. Tai va tada mano buvo pirmas toksai mano gerimas naktim. O paskui jau troką aš pradėjau, taip jau 5 valandą prabundi, vėl išgeri ir nueini miegot, kaip sakai, trakstapuose. Kai grįždavau namo, man atrodydavo, kad, nu vėlgi, prabundi 6 ryte, ten 5 valandą ryto išgerti reikia, o čia žmona šalia miega, kur tu čia išgersi. Tada man šovė galva tokia maždaug, aš mėgstu pasižiūrėti naktinę Čikagą. Išvažiuoju, pasileidžiu muziką ir važiuoju naktį per tas gatves jau vieną mašiną. O realiai tai važiuodavau ir gerdavau, kad išgert. Paskui galvoju, o kokią valią man ten naktį važinėt? Tai geriau tada užšitį parking latą, atsistok tenais ir toliau tau snaus mašinoje. Žodžiu, apbudinėdavau save juodai. Ir va tada baisiausia man prasidėjo, kai aš jau supratau, kad aš niekaip negaliu šito aš įveikti savęs. Nu ir vėl depresijos, ten juodai, maždaug, kam aš čia gyvenau, dėl ko aš čia gyvenu. Ir va tada aš pamėginau pirmą kartą pabaigti išėti iš gyvenimo.
nieko man neišėjo tada, nesigavo, patyriau fiasko, bet tada susimasęs aš nu pabandžiau gydytis pas narkologą. Tartus yra čia pas mus su adatom tam bando. Bet vėl nuėjau, jis taip su manim pakalbėjo, aš dar prie visų dar negalėjau įveikti savęs to, kad maždaug, kad prisipažinti. Na, galvoju, tau mano pinigų reikia, velnė aš naudos tos pinigų, aš pats. Ir vėl, įsilaikiau 2 savaitės. Įsilaikiau 2 savaitės ir, nu, ir vėl ten, čia, tas turėjo įvykti anksčiau ir vėliau. Nes vėlgi, man nepaliko ta mano mintis, kad aš noriu gerti kaip visi žmonės. Vat, nes vėlgi, sūnus ten jau buvo apsiženęs, ar ženęs dar. Šitą, dabar ką pagalvo žmonės, maždaug tėvas alkoholikas, tai reiškia ir vaikas bus toksai. O ten šeima tokia, nu, kaip ir mes, normali. Tai dabar negalvo, aš jau neįsilaikysiu, ten, sakysim, porą čierkų per Kalėdas ir porą čierkų per Velykas. Man jau reikia, kad visi matytų, kad aš galiu išgerti, o toliau negerti. Jau ten maždaug žemę jėsiu, ten jau žemę nosim kabinsiu, bet jau negersiu. Ir aišku, nieko neišėdavo. Po to kažkaip tai, nu ką, apie anoniminius aš žinojau senai. Senai jau dar žinau iš Lietuvos. Nežinau nieko aš apie tai 12 žingsnių programą, bet žinojau, kad atėjus į anonimius aš negalėsiu gerti. Jau visą gyvenimą, jau čia visam gyvenimą man bus jau, kaip sakyti, užrišta. Ir svarbiausia, kad tai aš vis taip vėl kaip apgaudinėjau, maždaug aš pats, nu bet jau pas mus sprendžiu gerai, jau eisiu pas anoniminius. Jau buvo tiek išvarinęs tų depresijų, ten tų visų kariavimų pats su savim, tai bandai mesti, bet nieko neišeina. Taip atrodo, kad dabar taip skamba, tai taip pačiam netgi taip keista, kad, nu, bet realiai tai čia buvo tokios fizinės kančios, kad aš ten turbūt didžiausią priešų nepalinkėčiau tokių dalykų. Kaip vat visi įsivaizduoja alkoholikus, ypač mano ten žmona, kaip sakydavo, kad tai maždaug, tai kas čia jam gerai, jis gerai, jam linksma. Jis tvarko, maždaug aš čia kankinuosi, o tu čia geri, tau čia linksma. Aš tokias kančias kentėjau, kad aš sakau, aš savo priešų nepalinkėčiau. Šitą, nes jau kai supratau, kad aš esu alkoholikas, prisipažinti bijau. Nu, ten sakau, košmaras kažkoks tai buvo. Nu ir va taip aš pasusėm kariavau, rytoj skambinsiu alkoholikams, šiandien pabaigiu gerti, o rytoj jau skambinsiu į anonimius alkoholikus ir man tai būdavo vis rytoj, kaip to pasakėčiau apie pelėdžiukus, ten kur mes antro klasėje ten skaitėm. Žodžiu, ir paskui aš kaip dabar jau suprantu, aš maždaug esu iš tų žmonių, kuriam reikalingas tas toksai, kaip sakyti, nu, stumtelėjimas, postūmis gal toksai. Vieni, kaip sako, kažkam tai, kad kažką atrasti, turi kažko netekti. Nu, arba reikia tokio supurtimo. Aš jau buvau lydęs savo tą tokią, kaip sakyti, komforto zoną. Man maždaug gerai, aš savo paimu bonką, aš save nuraminu, kad aš jau rytoj skambinsiu, tai aš jau tokio, kaip sakyti, ir atmaskę turiu, jeigu taip jau grubiai ir aiškus, kad jau šiandien išgerti. Ir aš taip ėjau metais šitą, kad maždaug jau rytoj skambinsiu. Kol neįvyko tai, kas neturėjo įvykti, kas ir turėjo įvykti. Gavau aš tą nelentą DUI. Nu, aišku, man ten tada pakirto iš karto mane visą, nes kai buvo staiga viskas, tapau niekuo ir vėl tai, kaip sakyti, bet iš to taško man pajudėjo, galbūt tas toksai, kaip sakyti, aš pradėjau kažką daryti. Ir vat įdomus variantas, kai mane ten mentai pagavo, sustabdė policija ir jau kai aš supratau, kad jau visas, jau, nu, viso, prie lepto galą. Ir aš pajutau, nu, gal ir nepalengvėjimą, bet kažką tai tokio panašaus, net nemoku pasakyti to jausmo. Bet aš supratau, kad staiga kažkas pajudės iš to mirties taško. Kad ar mane veš į kalėjimą, ar mane veš į kažkur tai, ar mane veš į psichuškę, ar dar kažkur tai, bet žodžiu, kažkas tai pradės keistis, kažkas tai pradės judėti. Aš jau buvau, sakau, aš buvau tiek iškankintas to, kaip sakyti, to, nu, kad siaubas. Nu ir, aišku, taip išėjo, kad aš ten 21 gavau tą DUI, 24 jau aš per savo draugą, nu, žmona mano ten, per mano draugą išėjo Lino ir aš 26 pasijungiau į pirmą tą anoniminių. Langas buvo tas grupė iš Prienų, ne, iš Birštono, man atrodo, šito žodžiu. Ir va tada aš tiesiog, nu, atsidariau tą savo tabletę,
Ir aš žiūriu, kad jie pasakoja mano istoriją. Galvoju, jie ką, mano bylamas ten skaitė, dar kažką, tai nugrinai apie mane kalba. Nugrinai mano, ne tai, kad istorija, mano mintis, mano visa tai, ką aš galvoju, ką aš tiek. Ir man staiga pratrūko. Nes aš prie viso to, kad aš kažkaip tai visą laiką buvau labai vienišas. Buvau vienišas, nes aš sakau, aš gyvenau tarp žmonių, šeima kaip šeima, draugų krūva, bet aš negalėjau su nieko pakalbėti apie tai, kas man dušą skauda, kad man tas alkoholis tiesiog jis mane ėsdavo iš vidaus. Ir man tas viduje užsigulėjo, kad nu, tiesiog aš sakau, ir staiga aš galėjau kalbėti apie tai. Ir aš tada atsimenu, aš imdavau ten tą žodį per kiekvieną susirinkimą, aš ten kažką kalbėdavau, nesąmonės kalbėdavau, kai dabar prisimenu, ten bilę pakalbėti, bet man būdavo, kad nu, išliet visą tą susikaupusi iš vidaus. Grinai, kad man nebūtų taip, kad man ten ištuštėtų tas, nu, kaip sakyti, net nemoku paaiškinti. Ir, aišku, su dabartinė grupė, kur dabar ta viltis, ir aš pradėjau bendrauti per Zoomą. Per Zoomą, nes tuo metu buvo tas COVID-as, nu, o man buvo labai gerai, aš neturėjau teisių. Tai negalėjau, kaip sakyti, ir važinėti. Bet ir vėlgi mes visi įsivaizduojam, kad va, tai čia alkoholikai, tai čia maždaug tie, kur prie konteinerio. O aš čia maždaug vėlgi namas didžiausias, darbas, ten trokas, viskas, ten gyvuosi savo verslas. Ir dabar staiga koks čia aš alkoholikas, ten už viską sumokėta, visi, žodžiu, pinigų visą laiką yra. O ten jau pijokai tie, kur su konteineriu. O kai aš pamačiau tos alkoholikus, tai ką ten, mašinos tokios, ten iki tų mašinų dar toli. Žmonės kaip žmonės, normalūs ir visi labai šilti. Va, mane tas labai, kažkaip tai, nu, man gėda buvo. Čia maždaug, o dabar staiga, bet žiūriu, kad, nu, tikrai niekas nesišaipo, niekas, nu, visi labai kažkaip mane šiltai priėmė. Nu, tai va, man toks kaip ir šokas buvo. Šokas buvo, bet ką tada irgi, va, dar pas ne visą buvo pati pradžia. Sunkiausia buvo, kai aš namuose likdavau vienas. Žmona išeina į darbą, vaikas išeina į mokyklą, žodžiu, ir aš lieku vienas, mašinos nėra, žodžiu, ir kaip nenueiti iki tos Lyga Ramos, kuri ten buvo, ten per pusantros mylios, per mylę nuo namų. Kaip nenueiti iki tos Lyga Ramos. Pradėjau aš ten dirbti fiziškai labai įsipėtas plytelės, ten jau, nu, aplink namą darbų visą laiką yra. Tai aš tokį fizinį darbą pradėjau dirbti labai. Nes jau stengiausi kiek įmanoma daugiau stalopatą biškį pasimusikuoti, kad man tas, kaip sakyti, biškį tą norą pramuštų. Nu, ir aš taip pat lankiau 3 mėnesiai praėjo ir aš atkritau. Ir va, tai čia buvo mano pati baisiausias, galima sakyti, tada, kaip aš supratau, kad dugnas dar tada buvo ne kai aš tą diuą gavau, o dugnas buvo tada. Dugnas buvo tada, nes o tas atkritimasgi. O kaip jisai, pradėjau galvoti, o galgi aš čia ne alkoholikas, 9 metus geriau kiekvieną dieną, o dabar staiga 3 mėnesiai negeriu, tai 3 mėnesiai tai gal kitiem ir juokas sukels, nes kitas gal tam labai užgedavo kartai pusę metų. Bet aš kaip pasikartosiu, aš per 3 mėnesius, per 9 metus aš geriu kiekvieną dieną. Daugiau, mažiau, bet mano paskutiniai 2 metų norma būdavo, nors buvom kadėtinės kiekvieną dieną. Į parą, ta prasme. Pradėdavau nuo ryto ir aš taip tą bonkas tvarkydavau normaliai. Šitai niekas netimtų, kad aš išgeręs. Aš šitą iki šiol nesuprantu, kaip aš nenumeriau nuo tokio kiekio alkoholio. Tai kibirais, kaip arklys variau. O dabar staiga 3 mėnesiai blaivi. Ir kaip čia dabar, tai gal aš čia ne alkoholikas, gal čia visas tvarkoj, gal aš dabar, kaip sakyti, jau išgersiu ir čia nieko neatsitiks. Nu ir vat galvoju, 100 gramų pamėginsiu. Bet svarbiausia koks momentas, 100 gramų. Atėjau, duokit 100 gramų, duokit ir antrą iš karto. Nes jau žinojau, kad aš tą vieną išgeręs, aš atbėgsiu antro 100. Tai kam tada, duokit man ir antrą 100. Nu, ten ir trečias. Žodžiu, kad aš per 2 dienas nuėjau į tą patį, atsiprašant, kuriame aš buvau, ir tie 3 mėnesiai man nieko absoliučiai nedavė. Jų kaip ir nebuvo. Jie išnyko. Atsirado vėl ta pati depresija, atsirado vėl tas pats noras gerti, žodžiu, viskas taip greit sugrįžo, kad ir va tada aš supratau, kad, kas sakydavo,
Ar tu 15 metų negeri, ar tu 5 dienas negeri. Tave visą laiką abudu tai skiria vienas stikliukas. Ir viskas. Kaip sakyti, būtent vienas stikliukas. Ir toliau tavo blaivybės data absoliučiai neįdomu. Nu, ta prasme, ne tai, kad neįdomu, jinai neveikia. Aš sakau, ar 5 metai, ar 15, ar 5 dienos. Jinai vienas stikliukas ir viskas. Nu, bet ir vėlgi tada, kaip sakyti, prasidėjo ten triukšmai, o aš čia be teisų, be vairo, be nieko. Per tą savo atkritimą, nu, kaip sakyti, galima tai pavadinti daug mažų atkritimų arba vienu dideliu, tai man trūko maždaug apie porą mėnesių tas atkritimas. Aš gėriau, aš, kaip sakyti, klupau, kėliausi, kritau, vėl kėliausi, vėl kritau, vėl kėliausi, man čia buvo irgi žiauriausio košmarų momentas, bet tuo metu aš sugebėjau nemesti grupės. Būdavo, kad aš ir iš tos grupės išėjęs į Likaramą nulėkdavau, bet grupę aš sugebėjau lankyti ir niekada nesu į grupę atėjęs įkalęs. Tai čia irgi buvo faktas. Ir vat mane kaip Ramūnas sakė, aš tave galiu, sako, nuraminti, sako, tu, sako, niekada jau nebegalėsi gerti kaip normalus žmogus. Nu, ir jis buvo teisus. Ta programa savo kažkokią tai palieka viduj. Palieka ir ta šnapsas jau neina kaip jis jau anksčiau. Eina biškai kitaip, skirtingai. Nu ir aš net ir nežinau, kad per tą mano žaidimą dar buvo du pabandymai šitą iš gyvenimo ir vėl patyriau fiasko tokį ir va tada supratau, kad priėmiau kaip ženklą, kad Dievas liepia gyventi. Dievas liepia gyventi ir dar ta mano misija šitoje žemėje, jinai kaip sakyti, nebaigta, dar tau išeiti niekas neleidžia. Reiškia, kaip sakyti, kaifuok. Jeigu negali pati įsisukti, reiškia, atsipalaiduok ir patirti malonumą. Žodžiu, ir va tada aš pradėjau kabinės į gyvenimą. Ta mano antra blaivybės data yra tokia jau. Ir toks išbandymas buvo, kad kaip tik, aš jau, kai ta mano ta data blaivybės atėjo, žmona išvažiavo vėl, numirė jos mama, mano uošvienė, išvažiavo laidotuvės. Ir aš vėl likau savaitę, kaip sakyti, vienas namuose, be kontrolės. Nu ir kažkaip tai iškentėjau ir va po to aš po biškį pradėjau lipti į viršų. Sunkiai labai man buvo, pirmi metai man buvo šis košmaras. Prie viso to, kad galbūt, jeigu būčiau savo turėjęs teisės, tai galbūt būtų buvę lengviau, kadangi, nu, kaip sakyti, man buvo išmuštas pagrindis iš po kojų kaip yra darbo metu. Žinai, ašgi neturėjau darbo. Paskui įsidarbinau tą mechanikų. Žodžiu, kad, bet psichologiškai. Buvo labai sunku psichologiškai. Ir vat kažkur tai link pavasario man jau šiek tiek jau palengvėjo. Mes važiavom čia į tą Turkiran išvažiavom, paskui išvažiavom į Akroną, va ten pamačiau tos žmonės, ten pamačiau tą masę žmonių. Kažkaip tai pasidarė lengviau. Ir va pirmie metai buvo labai svarbus. Buvo labai svarbus tie pirmie metai. Toksai gal kaip slengstis, kaip pramušė kažkaip, tai gal psichologiškai buvo. Atrodo, koks skirtumas. Ar 11 mėnesių negėrė, ar 14. Nu, bet realiai, kažkaip tai, sakau, man buvo tas labai svarbu. Tas pirmas pedalis, šitą pasijutau, kad kažką šiek tiek esu jau pasiekęs. Aišku, pasitvarkė santykiai su šeima, susitvarkė santykiai. Nu, kaip susitvarkė? Ne iš karto, aišku. Nes kai būdavo, kai tu geri, tai tu dar kiek ir patylė, nors būni teisus, o kai negeri, tu jautiesi jau kaip ir tu esi teisus, tada jau pradedi šitą nenusileidi. Taip ir gavosi. Nu, žodžiu, visas tu po truputį ėjo geryn, o dabar va jau, baigėsi 4 metai. Ir man dabar visas, kaip sakyti, po truputį vis taip jau rimsta. Nu, ne tai, kad rimsta, aišku, visiems skirtingai. Vienas, pavyzdžiui, kaip mano sponsorius, jisai išėjo iš susirinkimo kaip ant sparnų ir jam gerai, jisai pasijuto, kitas valgys, sako, aš visiškai neturėjau noro gerti. Man tas noras ger buvo ilgai. O kaip buvo tas Bilas ir Bobas. Bilas iš karto nustojo gerti, o Bobui dar 2 metai ten alkoholis vaidenosi. Tai man buvo galbūt antras variantas. Bet teko laikytis, teko kentėti, kad maždaug tu pats prisivarė iki tokio lygio. O dabar jau suprantu, kad kitaip ir būti negalėjo.
Aš turbūt šitoje žemėje ir esu čia tam, kad gerčiau. Arba įveikčiau būtent savo tą lygą, negalę, kaip čia pavadinti, net ir nežinau. Galima ir su ja gyventi normaliai, jeigu nenaudoju, kaip diabetikas be cukraus gali gyventi. Kol nedarinėgi insulino, tai mes ir galim ir be alkoholio normaliai džiaugtis gyvenimu, džiaugtis normaliais santykiais, džiaugtis šeima, anūkais, ten ar žmonom, vyrais. Ir nereikia to alkoholio, galim ir be jo apseiti, kaip sakyti. Ir va dabar su šia diena, kas pas mane atėjo labai, tai ramybė. Ir kaip, koks kaifas būna, kai ateini, nereikia meluoti, nereikia sukti į šoną. Tarp kito, pernai metais kažkaip tai žmonės išvažiavo į New Mexico ten su draugiam keliom dienom ir man toksai, tokia mintė tokia šmėkštelėjo. O va dabar paimčiau, išgerčiau, ten dar rytoj išgerčiau ir nieko man už tai, kaip sakoma, nebūtų. Ir dar spėčiau įsiblaivyti ir, net minties nebuvo, kad gert. Bet tokia, mintelė taip šmėkstelėjo, ne tai, kad planas ten išgert, bet, kaip tai būtų padaryta anksčiau. Ir koks buvo kaifas, kai žmona grįžo iš tos New Meksikos, pasižiūrėti jai normaliai į akis, neslėdamas žvilgsnio, į šoną nenukreipiant. Kaip sakoma, tiesiai. Kad nieko nereikia meluoti. Kaip yra smagu, kai tu grįžti iš to pačio komdypo ir tavęs maždaug neina uostyti, išgėręs tu, neišgėręs, ten visą kitą. Ta tokia ramybė, kad maždaug, juk anksčiau pas nebūdavo visą 3 mintis. Kaip išgert, kaip nepagautų, o paskui kokią velnę man viso to reikia. O dabar tos mintis, kaip sakoma, kaip jų kaip ir nėra. Nereikia gert, nereikia slėptis, nereikia galvoti. Tikrai esu labai dėkingas savo grupiai. Tarp kitko, kaip aš po to jau atkritimo savo tokio jau atėjau, kaip tik tokia tema buvo apie tos atkrytusius ir aš kalbėjau, sakau, atrodo, kad vėl pradėjau normalų gyvenimą, tai ir žiūriu, kad niekas nesišaipo, niekas net tokio, visi sako, ačiū, kad tu grįžai, ačiū, kad tu su mumis, sako, ir likai. Kabingiasi tą gyvenimą, mes to padėsim, ta prasme, be pašaipos, be nieko, rimtai, ir mane tas tada taip sugraudino, kad aš ten tada kalbėdamas, ten man jau jaučiu pradėjo ten jau akise kažkas, tai, aš ten taip jau pasistengiu nusukti žvilgsnį į šoną, aš žodžiu, tai va. Ir tikrai dabar esu tikrai po 4 metų dabar jau galiu pasakyti tikrai, kad gert neverta. Gert neverta. Aišku, nereikia atsipalaiduoti, aš visą laiką suprantu, pas mane buvo Thanksgivingas vakar už vakar, namuose nėra alkoholio, bet atsinešė ten kažkas tai vyno bonką, ten šampano, ten svotą atsinešė. Tai aš jau sūnui savo vyresniam sakau, pats atkimšk, ten savo gamšalus, aš nenoriu, sakau, net yra kas imti tos bonkos, man, kažkaip tai ne. Tai, bet tai sūnus žino, tai nuėjo ten atkimšo kažkaip ten papilsė, ten kažkaip tai aš jau net rankas neėmiau, nenoriu net terliuotis su to reikalu. Tai va, maždaug aš laiką matau, kad maždaug įlindau į tą, gal toksai nelabai rišlus buvo pasakojimas, bet kaip išėjo. Kaip išėjo, jeigu kas, tai, kaip sakoma, jeigu gal ne taip pasakiau, atsiprašau. Tai tiek. Ačiū, kad klausėt.